klientais tampa paskui mano draugais dėl to, kad tas gėris, kurį aš galiu atnešti ir suteikti galimybę vartot kitiems žmonėms, tai daro stebuklus ir tie žmonės tikrai tampa mano draugais. Tų draugų tikrai turiu daug ir atsiliepimai, ir mano šeimos rezultatai, ir mano mamos rezultatai, kuriai 80 metų, tarp kitko man jau greitai 60. Tai čia irgi toks, kaip pasakyti, labai svarbus dalykas, kuris lėmė mano verslą, mano sėkmę gyvenime. Tie produktai padėjo visiems žmonėms, kurie prisilietė ir paėmė į ranką tos 3 produktus, tikrai pasiekti gerų rezultatų. Ir kas liečia ir sveikatos, ir psichologinės sveikatos, ir finansinės sveikatos. Ir šiandien aš kalbėsiu kitų kampų apie sveikatos trikampį. Kas tai yra sveikatos trikampis? Tai yra visiška inovacija kompanija Yes Global, kuri pateikė žmonijai, aš galiu taip pasakyti, globaliai, Yes Global, tai ir globaliai ir yra, naują sveikatingumo koncepciją, kuri žiūri į žmogų kaip į sistemą ir supranta, nors tai yra jau 5000 metų suprantamas dalykas ne Europoje, ne mūsų regionui, o pavyzdžiui Indija, Azija, visi supranta, kad sistemą galima pataisyti tik tai sistema gali padėti sistemai. Atsiprašau. Iš pradžių, kada aš pradėjau analizuoti ir tyrinėti Yes Global produktus, o tai yra pagalba dienos metu, Sunrise, tai yra pagalba nakties metu, Sunset, kas supranta angliškai, nors 3 žodžius, suprantat, apie ką kalbama, ja? Saulės nusileidimas, saulės pakilimas ir trečias produktas, tai mūsų sistemos pagalba labai gražiai pavadintas Kalangard, tai yra žarnyno sodai. Iš pradžių aš pradėjau, kaip mums ir priimta, mes taip užaugom, mūsų smegenys biški kitaip veikia, aš pradėjau viską skaldyti. Aš pradėjau analizuoti kiekvieną ingredientą. Aš tyrinėjau tų ingredientų, kiekvienas produktas turi virš 15 vienetų. Ta prasme, kad Sunrise 15 ingredientų, Sunset nakties metu 15 ingredientų ir Kalangard irgi be galo daug sudėtinių dalių turi. Bet paskui aš supratau, nėra reikalo tyrinėti, nėra reikalo, pavyzdžiui, probio C tyrinėti, ar tas vitaminas C veiksmingas, ar neveiksmingas, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai. Tiesiog reikia pažiūrėti kitų kampų. Apie tai mes šiandien ir pakalbėsim. Kito kampo požiūris į mūsų trikampį. Viso pirmiausia, žarnynos apsauga labai gerai. Čia ne apsauga, čia yra atstatymas. Taip, nuo to ir pradėsim. Apie žarnyną atstatymą mes paskui pakalbėsim. Tai va, kodėl tai yra trikampis, į ką reiškia aplamai sveikatą.
pradėsim nuo, pafilosofuosim, kas tai yra sveikata. Aš jums galiu pasakyti vieną tokį labai paprastą dalyką, kurį aš supratau per savo 60 metų, beveik 60 metų. Sveikata tai yra ne ligų nebuvimas. Ta prasme, kad jeigu tu nesirgi, tai nereiškia, kad tu sveikas. Sveikata, netgi pagal jogos kanonus, tai yra faktiškai joga sveikata. Tai yra, sveikata tai yra, kada tavo kiekviena ląstelė spindi energiją, kada tu turi džiaugsmą viduj ir džiaugsmas aplink tavęs. O čia yra sveikata. Ir sveikatos trikampis būtent turi tokią savybę, kas pradeda vartot taisyklingai visą sveikatos trikampį po 4 mėnesių, būtent visi, absoliučiai, kas tarp mano draugų vartoja, visi atsiliepimai, visi sako, aš tapau džiaugsmingas, aš energingas, aš galiu dabar daugiau padaryti darbų, aš energingas, pas mane atsirado tokia savybė, kad aš tapau sąmoningas. Ta prasme, kad matau daugiau negu kiti žmonės, aš galiu koncentruotis. Ar suprantat, kas tai yra? Mes dabar kalbam ne apie organus, mes kalbam ne apie lygos, mes kalbam, kaip sveikatos trikampis gali pakeisti žmogaus gyvenimą. Ta prasme, kad jis suderina mūsų visą organizmą ir mes jaučiamės laimingi, energingi ir produktyvi. Atsiprašau, aš ne lietuvė. Bet jūs supratot, apie ką aš. Toliau. Apie sveikatą, apie tą pamąstymą aš jums jau papasakoju. Kas yra trikampis? Ar jūs žinot, kad trikampis faktiškai tai yra ir architektūra, ir geometrija pati stabiliausia figūra. Taip? Čia yra pagrindas, o čia yra stogas. Tas pats ir pas mus. Tik tai biškį pagalvosim, kas pas mus yra pagrindas ir kas yra stogas. Be abejo, pagrindas tai pas mus avangardas. Kodėl? Dėl to, kad čia yra mūsų antras aš, kuris reguliuoja. Mes galvojam, kad mes reguliuojam savo gyvenimą. Ne. Reguliuoja mūsų gyventojai, kuriam reikia su laikant, bėgant, yra labai daug priežasčių, kada atsiranda tas SOS signalas, mums reikia pagalbos. Ir tai nesvarbu, kiek tau metų, bet ypač tai yra svarbu, kada tai jau virš 40. Tai va, čia yra pagrindas, trikampio pagrindas, tai yra kalangart. Jūs turbūt visi turi internetą ir jau paguglinot sudėtį, apie tai aš išvis nekalbėsiu, dėl to, kad tai yra kiekvieno žmogaus, kuris tyrinėja, ir aš tikiu, kad jūs tyrinėjat visus ingredientus ir jūs turbūt jau viską žinot, kas tai yra. Toliau, mūsų stogas, mūsų organizmo stogas, tai yra veikla dienos metu ir nakties metu. Įsivaizduokit, mes, iš esmės yra maišas.
maišas 70% vandens, kažkiek yra pas mus baltymų ir riebalų. Visa kita, tai jau vitaminai, tai mineralai, hormonai, tai yra iš esmės, tai yra antriniai dalykai, kurie pas mus yra. O čia yra maišas baltymų, riebalų ir vandens. Tai vat šitas maišas, įsivaizduokit, jis veikia, jisai priklauso nuo to, ar saulė yra, ar saulės nėra. Mes priklausom nuo gamtos, mes priklausom nuo gamtos ciklo. Mes miegam ir mes atsibundam ir čia yra mūsų gyvenimas. Jogai sako, kad kada mes miegam, mes mirštam. Nu, iš esmės. O mūsų visas gyvenimas vyksta dienos metu. Tai čia yra du pagrindiniai dalykai. Tai yra dienos metu ir nakties metu mūsų maišas veikia skirtingai. Dienos metu mes, kada mums reikia daug energijos, mes būtinai turim turėti kažkokią skėtį virš galvos. Nu, aš kalbu ne apie skėtį, apie apsaugą. O nakties metu mes turim saldžiai miegoti ir kaip vaikai auga tuo metu, taip ir mes suaugusiai turim atsistatyti savo organizmą. Tai čia yra mūsų du pagalbininkai nakties ir, žiūrėkit, nakties ir dienos metu. Tai va čia yra mūsų trikampis. Ir dėl to aš galiu jums pasakyti, kad vat, mano pamastymai apie mūsų sistemą, mes sistema ir čia yra sistema. Kodėl taip atsitiko? Dėl to, kad aš pakankamai dažnai pradėjau girdėti tokius kitų žmonių neatsiliepimus, wow, labai faina viskas. Bet žinok, aš dabar viską išklauso žmonės, sako, aš labai noriu išbandyti sunsetą. Blogai miegu. Blogai miegi, okei. Arba kitas, oi, man reikia energijos, aš paimsiu sunrise. O kitas sako, ai, tai pas mane biški yra problemos ten su skrandžiu, girdėjau, kad atstatinėja žarnyno ir iš virškinimo traktą visą gleivinę, man būtinai reikia pas mane, kaip jis vadinasi, tas jautrus žarnynas, kada beleką suvalgysi, viskas į tuliką, kaip pas mano mamą. Žinokit, būtent dėl to aš ir norėjau šiandien paimti kitą kampą ir paaiškinti, chebryte, neišeina taip. Čia mūsų organizmas tai yra ne kaulų ir kažkokių organų rinkinys, tai yra sistema. Ir jeigu žmogus turi kažkokią jau įgarsintą problemą, tai reiškia, kad tai yra ne tik tai susiję su miegu arba žarnynu, arba su regėjimu. Tai yra tiesiog toks pim, skambutis, kad tavo sistema kažkaip ne taip veikia, tau reikia pagalbos. Tau reikia pagalbos tavo sistemai. Ne dėl to, kad tu blogai miegi, tau reikia migdomuoju, tau reikia pagalbos. Kodėl? Dėl to, kad mikrobiomas valdo miegą, sunrise'as
sunrise'as tai yra hormonų sistema, labai sudėtinga, miego metu reguliuoja mūsų psichinę sveikatą, o sunset'as reguliuoja psichinę sveikatą, o sunrise'as dienos metu daro mūsų gyvenimą, aktyvų gyvenimą kokybišku. Suprantat? Mes dienos metu galim padaryti, optimizuoti mūsų gyvenimą taip, kad galim pasiekti belę kokią rezultatą. Aš jums galiu atsakingai pasakyti, kad per pusę metų mano patirties vartojime, aš galiu pasakyti, kad aš neišgyvenčiau be to. Su mūsų tempais, su mano vyru, tai tiesiog būtum neįmanoma, dėl to, kad ta koncentracija versle, galima pasiekti. Yra kitų būdų, bet čia yra greičiausias rezultatas. Tai yra sunrise'as. Tai aš dabar paaiškinu, kodėl reikia vartoti visą trikampį. Aš nežinau, ar jūs supratot ar ne, kad tai yra sistema ir sistema reikia pagalbos. Ir jeigu pas mus yra kažkoks sutrikimas, tai reiškia, tai tas sutrikimas yra visos sistemos. Ir neišeina taip, tu man duok sunset'ą, aš pavartosiu. Be galo daug žmonių pradėjo nuo to. Ir mūsų kaimynai, kuri išbandė, sako, veikia. Bet reikia paaiškinti, kad tai yra tik tai maža dalelė to veikimo ir gero veikimo mūsų organizmai. Reikia nepamiršti, kad ir mikrobiomą mes turim skirti laiką, kad ir dienos metu apsauga ir ląstelių atsistatymui mes turim skirti laiką. Tai aš tiesiog dėl to ir nenoriu kalbėti apie ingredientus, o noriu kalbėti apie būtent vartojimą visos sistemos, visos sveikatos trikampio. Toliau kitas klausimas, ir ne tik tai klausimas ir pastebėjimas, kiek reikia vartoti trikampį. Žinokit, neišeina taip, kad aš paimsiu porą tų paketėlių, be abejo, iškart rezultatai eina. Žmonės pradeda miegoti, ten paėmė, buvo visokių bandymų. 3 pakelius išsimiegojo visą savaitę ir sako, wow, pirmą kartą gyvenime aš išsimiegoju normaliai. Arba ten nuėjau, atsiprašau, į tualetą, arba dar kažkokiu. Bet jūs turit suprast, kad mūsų organizmui reikia duoti laiką. Mūsų organizmas pastoviai keičiasi, kiekvieną organų ar kažkokių kitų dalių ląstelės keičiasi, bet kiekviena ta ląstelė turi savo laiką. Aš netgi specialiai parašiau tokią sąrašą, po kažkiek laiko keičiasi mūsų ląstelės. Pavyzdžiui, odos ląstelė, kas 4 savaitės. Žarnyno ląstelės labai greitai keičiasi, kas savaitę keičiasi. Kraujo ląstelės, pavyzdžiui, raudonieji kūneliai, kas 3-4 mėnesius. Baltieji kraujo kūneliai, kas kelias dienos. Trombocitai, kas 80 dienų. Kepenų ląstelės po 1,5–2 metų. Plaučių gleivinės ląstelės, kas 2–3 valandas. Suprantat, mūsų organizmas turi, kiekviena ląstelė turi savo ritmą. Ir neišeina taip, kad, aš pabandysiu,
mėnesį pavartosiu ir pažiūrėsiu, kas ten bus. Ne, neišeina. Smegenų neuronai. Yra įrodymų, kad tikrai keičiasi, bet kol kas neįmanoma nustatyti, mokslas dar nenustatė, kokia trukmė to keitimo. Kaulų ląsteliai keičiasi kas 10 metų. Raumenų ląstelės kažkiek keičiasi, bet irgi nenustatyta. Suprantat, mūsų organizmas, kiekviena ląstelė turi savo ritmą. Ir kaip kažkada pasakė vienas mūsų pažįstamas, sako, žinai, Natalija, nieko tu nenuskubėsi. Jeigu tu galvoji, kad jeigu tu į kambarį pakviesi 9 nėščias moteris, nuo to vaikas tą akimirką negims. Tai nesvarbu, kiek kambarį bus nėščių moterų, vis tiek kiekvienai reikia 9 mėnesių. Ir dėl to aš tiesiog noriu jums ne tik tai įtikinti, kad trikampis tai yra procesą, kurį jūs turit paleisti savo organizme ir stebėti minimum 4 mėnesius. Jūs visus 4 mėnesius turėsit galimybę pajausti tos pokyčius, bet tik tai po 4 mėnesių jūs pajausit ir netgi galėsit padaryti tyrimus ir palyginti, kaip buvo prieš tai ir dabar, ir jūs tikrai pamatysit, kad jūsų sveikata pagerėjo. Kas liečia lygų aplamai, kadangi visada yra kažkokie lūkesčiai. Ir tarp mano draugų, klientų, čia tikrai mano draugai jau tapo, kurie pradeda kalbėti apie simptomus, apie diagnozę, apie tyrimus, apie spaudimą, apie cholesterolį. Aš visada sakau, stop. Mes ne apie tai kalbėsim. Jūs turit suprasti, kas tai yra sveikatos sutrikimas, organizmo sutrikimas, primityviai, bet labai tikslingai. Ir čia yra faktiškai Yes Global kompanijos yra naujas požiūris į žmogų. Kas tai yra sveikatos sutrikimas? Viso pirmiausia, kas yra neišvengiama? Neišvengiama pas mus, atsiprašau, mirtis, su to aš galiu kiekvieną pasveikinti, tai tikrai tai atsitiks ir mes užtikrintai galim pasakyti, kad mes visi mirsim, bet kol mes gyvi, neišvengiamas dalykas yra senėjimas. Tai viso pirmiausia, trikampis, skirtas. Čia yra ne problema, čia yra faktas. Čia yra faktas, žmogus sensta, aš nenoriu labai tų tokių skaičių, man labai liūdna, kadangi mano vaikai jau tokiam amžiui, nuo 35 metų. Tai faktiškai tas trikampis nuo 30 metų privalomas. Jis stabdo senėjimą dėl to, kad priverčia organizmą gaminti tos medžiagos, gaminti tos, tos bakterijos, gaminti kažką naują, prarasta, kad organizmas pradėtum sens lėčiau. Bet vis tiek sens. Bet mes kalbam apie kokybę. Toliau, ką mes negalim pakeisti? Tai yra ligos, kurie mes genetiškai paveldėjom. Čia vėlgi yra toks dalykas, pavyzdžiui, kaip
padidintas cholesterolis. Pavyzdžiui, kaip pas mano vyrą. Ne nuo kažkokių išorinių veiksmų, o būtent paveldėjimas. Žiūrėkit, paveldėjimos lygos. Čia yra sveikatos trikampis. Toliau. Antra kategorija, kuri labai svarbi mūsų gyvenime, į kurią mes galim padėti savo sistemai, tai yra imuninės lygos. Dažniausiai sakoma, kad reikia skatinti imunitetą, reikia stiprinti imunitetą, dar kažką. Aš sakau, stop, reikia balansuoti. Turi būti balansas, dėl to, kad yra žmonių, kuriems trūksta imuniteto aktyvumo, o yra žmonių, kuriems tai yra per daug. Čia yra būtent išsigelbėjimas. Ta prasme, kad tai yra tokie dalykai, kurie mes galim subalansuoti. Jeigu pirma kategorija senėjimas į paveldėtos lygos, kurių mes negalim pakeisti, mes galim palaikyti, tai antra kategorija lygų mes galim netgi koreguoti taip, kad bus ant nulio. Kaip pas mane, pavyzdžiui, autoimuninė liga, kuri, faktiškai aš turėjau būti invalidė, jau ėjo kalba apie imunodepresantų vartojimą, tai yra blogai. Bet, kaip jūs matot, viskas su manim gerai ir turiu ir energijos ir tikrai aš ne invalidė ir faktiškai tas trikampis tai yra mano gyvenimo palaikymas. Toliau. Ir trečia kategorija, jeigu mes kalbam apie lygos, kas gali trečia kategorija, tai yra išorinės lygos. Išorinės lygos tai yra visokios infekcijos, ta prasme, ką mes negalim tiesiog reguliuoti irgi savo gyvenime. Jeigu, pavyzdžiui, antrą kategoriją mes galim kažkaip moduliuoti savo maistų, papildų vartojimų, sportuot, tai infekcijos ir bakterijos ir visokios tokios nesąmonės, kurie vyksta pas mus pastoviai gyvenime, mes negalim reguliuoti. Bet čia yra tik tai klausimas. Klausimas ne, ar tu sirgsi ar ne, bet klausimas, kaip greitai tu pasveiksi. Ar suprantat? Ir čia yra vėl. Tai yra pagalbininkas šitas ir numeris 1 probio. Kodėl? Dėl to, kad kadangi mūsų visą gyvenimą aplamai atsparumą visiems infekcijam ir bakterijam reguliuoja mikrobiomas, o kadangi Yes Global kampanija, tai yra globali kampanija, kuri globaliai masto apie žmonijos sveikatą, paskelbė, kad nori įtakoti visam pasaulyje, sumažinti atsparumą antibiotikam. Jūs turbūt girdėjot, kas tai yra atsparumas antibiotikam. Kada gimsta, pavyzdžiui, ten moteriai daro cezario pjūvį, pas ją uždegimas, o ji jau pripičkilinta tiek antibiotikų, kad tiesiog ne vienas antibiotikas jau nebeveikia. Ir moteris, ir vaikas miršta. O čia yra grubiai, bet taip yra. Bet mūsų sistema, suprantat, tai yra globaliai, globalus požiūris į sveikatą žmonijos. Mūsų sistema gali sumažinti būtent atsparumą antibiotikam. Voila. Toliau. Paskutinis toks taškas, viskas jau einu į pabaigą.
Man atrodo, kad biški jau pasieksiu aušros tokius, kaip pasakyti, standartus. Aš galiu pasakyti tik tai vieną. Viskam reikia laiko ir nereikia tikėjimo. Man tiesiog pakankamai dažnai irgi girdžiu tokią žodį. Aš netikiu, aš turiu pabandyti ir jeigu veiks, tai aš tikėsiu. Aš jums visiems noriu palinkėti ne tikėjimo, o žinojimo. Kada žmogus žino, jam tikėjimo nereikia. O kad žinot, jūs paimkit tiesiog, išnagrinėkit, kas čia parašyta. Jūs pažiūrėkit, kokie sertifikatai, kokie apdovanojimai, kas gamintojai, kiek kainuoja kiekvienas ingredientas atskirai internetinėje erdvėje. Ir jūs pamatysit, kad pavyzdžiui, Sunrise kamieninės ląstelės šveicarų gamybos obuolių ir vynuogių, tai yra be galo brangus produktas, be galo veiksmingas, patikrintas, ten tiek tyrimų padaryta, viskas yra internete. Ir jūs tada suprasit, ką jūs turit savo rankai. Tyrinėkit ir žinokit. Čia yra jūsų atsakomybė už savo sveikatą ir už savo žinojimą. Ačiū Jums.